Šitam klausime jums turbūt reikėtų pamastyti ir tiesiog užduoti savo klausimų, dėl ko man reikia būti čia minkštesniai, lengvesniai, fainesniai. Man kažkodėl atrodo, kad tai yra susijęs su moteriškumu, ne su to tokiu man pritraukti reikia kažką, tai turi būti kažkokia, kad pritraukti kažkokį tai vyrą, ne, moteriška moteris, tai yra, bet tai yra labai negeros idėjos iš tikrųjų tam realiam gyvenimui, kuriame mes gyvenam ir patiriam jį, todėl kad manau, kad yra mažai vyrų, kurie yra sąmoningi ir kurie realiai supranta, kas tai yra šeima, kas tai yra vaikai ir kad jais reikia rūpintis ir kad, pavyzdžiui, atsiradus vaikui gyvenimas visiškai pasikeičia ir tavo senojo gyvenimo nebebus niekada. Ne tai, kad kažkada jis grįš, niekada. Todėl, kad užaugus vaikui po 20 metų jau tau bus minimum 40-50. Ir tavo sveikatėlė bus nebe ta, jei kūnelis nebe tas, jau nebegali būti tas pats, kas buvo prieš 20 metų. Teisingai, viskas nuolat keičiasi. Ir atėjus vaikui, tas gyvenimas kardinaliai pasikeičia. Ir dažnai vyrai šito nesupranta, link ko aš lenkiu. Ant moters pečių krenta šitie dalykai. Tai dabar kaip jinai gali būti trapesnė, minkštesnė, lengvesnė ir fainesnė, kai jai reikia išlaikyti vaikus?